Mokiniai iš Stambulo klausė, kuom skiriasi kabalisto prašymas nuo paprasto įprasto tikinčio žmogaus maldos. Ravas, tai labai paprastai. Kabalistas prašo savęs ištaisimo, kad tuom ištaisyti pasaulį, kuris iš principo yra jame ir kiekvienas kabalistas jaučia, kad jis yra atsakingas už pasaulį. Bet taisyti reikia tik jį, o ne kitus. O įprastas tikintysis, jis prašo už tai, kad jam būtų gerai, kad jis patektų į rojų, kad jam būtų mažiau bausmių, kad Kūrėjas pasigailėtų jo ir taip toliau. Tai yra visiškai aiškus egoistiniai prašymai. Ir tarp kitko, dar ir ką jis kreipėsi, čia taip pat dar reikia išsiaiškinti, kas prašytas, ar Kūrėjas, Dievas ir taip toliau. Aš nelaikau, kad tai iš vis klausimas. Kabala įprastai tuom neužsimena. Kabala neužsima lyginimu. Tiesiog tas, kas savyje jaučia betarpišką siekį gyvenimo tikslui, tam, kad atskleisti Kūrėją, tas ateina ir jam yra suteikima ta galimybė.